Jokūbas pats geriausias. Sakyk. Mes esame jaunučių B čempionato čempionai. Žiūrėkite laidą krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Du broliukai iš Latvijas, bet esam lietuvi. Šiandien tikrai buvo labai geras rungtynes. Mēs labai laimīgi, ka mūs įlaida šitās varžybas, jo Žalgiris mūs neįlaida. Labai norējām atvažiuojām, norējām labai pamatīt tās rungtynes 26, bet neįlaida. Bet Rītas mūs įlaida. Ačiū, Rītas. Ačiū. Rungtynes buvo fantastika, jā. Gaila, sakysim, mēs uz Lietuvai, gaila, kaip te Rītas jau gaļēja Eirolīgai šeit, jau gaļi šeit, es nežinau, kaip būtu, bet taip Dievas norēja, tad Rītas reik kavoti tad tā kvalifikācija uz Eirolīga, kaip visada. Rītas ir šeit Eirolīga, taip. Gera komanda, jā. Su kuo žais Žalgiris finale? Labai norētu, jeigu žaistu su Neptūnu. Pažojam šitā sekmadieni, Neptūnas TonyBet. Palaikīsim, sakysim, Lietuva, bet mūsu teicis iš Klaipėdas ir gimis, mēs iš Klaipėdas, tad jau daugiau bišķuku palaikīsim Neptūnas jau mūsu komanda, sakysim, ir. Ja Neptūnas žais finālis uz Žalgiri, taip reikētu būt, jā. Bet kaut arī mēs labai mīlam TonyBet komanda, labai gera, jo visi Lietuvi žaidu. Tas labai faini, kad TonyBet arī labai gera komanda. Būs labai įdomas rungtynes būs su TonyBet un Neptūnas. Galvojam, ka Neptūnas laimēs. Finale? Finale nežinām. Bet dabar laimēs su TonyBet. Būtu gerai. Jā. Aplankykite naująją svetainę ūkininkopatarėjas.lt. Skaitykite ūkininko patarėją, kaimo laikraštį, rasas ir šeimininkę savo kompiuterėje, planšetėje ar telefone. Aplankykite naująją svetainę ūkininkopatarėjas.lt. Skaitykite ūkininko patarėją, kaimo laikraštį, rasas ir šeimininkę savo kompiuterėje, planšetėje ar telefone. Krepšinio pasaulyje. Neprognozuojamas mūsų 2014 pavasaris ir ne tik gamtoje, bet ir krepšinio aikštelėse. Šiandieną mes ir papasakosime apie tuos netikėtumus, kurie ištiko mūsų krepšininkus ir jų trenerius. Štai taip, Sabonių krepšinio centrų salėje Kaune baigėsi pačios gausiausios šalyje Lietuvos moksleivių krepšinio lygos vaikų gimusių 2000 metais A čempionatas. 4 vietoje liko Vilniečiai, Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos PZU ekipa, o bronzos medalius iškovojo klaipėdiečiai Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos auklėtiniai. Antrąją vietą ir sidabro medalius laimėjo kauniečiai Tornado Viči komandos 14-mečiai. Čempionų vardus iškovojo salės šeimininkai Sabonio krepšinio centro Liutukas rinktinė, vadovaujama trenerio Aurimo Jasilionio. Rungtyniavę be dviejų gerų žaidėjų Tomo Balčiūno ir Roko Brazinsko, saboniukai vis dėlto savo oraganišku greičiu ir tolimais metimais pusfinalyje nesunkiai įveikė Vlado Knašiaus mokyklos komandą. Finale Sabonio krepšinio centro komandos dvikova su žemiečiais Kauno Tornado ekipa buvo sunkoka. Tai dviejų lygiaverčių varžovų dvikova. Pirmavo tai viena, tai kita komanda. Saboniukų gretose buvusio žalgiriečio Mindaugo Arlausko sūnus Martynas patekęs į simbolinį penketuką ir Lietuvos krepšinio federacijos generalinio sekretorius Mindaugo Špoklio sūnus Matas. Visi kauniečiai atidavė savo jėgas pergaliai, tačiau jeigu ne vikrusis ir taiklusis Jokūbas Kerevičius, kažin, kaip būtų pasibaigęs finalas. Jokūbas rungtynių gale vienas rinko taškus, tapo rezultatyviausiu ir naudingiausiu finalo žaidėju. Aš esu Jokūbas Kerevičius iš Sabonio krepšinio komandos Liutukai. Mes laimėjom pirmą vietą
nukalėme Tornado krepšinio komandą ir aš labai džiaugiuosi. Treneris man liepė kuo daugiau mesti taškų. Labiau žiūriu į Allen Iversoną. O kuris lietuvis krepšininkas ir žaidėjas patinka? Gal Šarūnas Jasikevičius. Kaip senais gerais laikais gerai žaidė. Nuo 7 metų lankau. Sportuosiu, dirbsiu. Žaisti profesionaliai. Krepšinį. Treneris Aurimas Jasilionis, labai geras treneris. Labai užvedantis. Pats labai norėjo laimėti. Visą komandą užvedė. Ir taip išėjo, kad laimėjom 1 vietą. Martynas Arlauskas. Labai gerai žaidė. Medas Klusaitis. Dar buvo... Visa komanda šiaip labai gerai žaidė, bet net nežinau, ką pasakyti. Puikiai Kaune žaidė ir sostinės krepšinio komandos trijulė prieš trijulę į vieną krepšį. Tai buvo Lietuvos krepšinio federacijos atrankos turnyras komandai, kuri nugali, tą ir važiuoja į pasaulio čempionatą Maskvoje. Ir dalyvavo net 16 ekipų. Finale žaidė vilniečiai ir nugalėjo štangistai. Tačiau mes suteikėme žodį ir pralaimėjusiems, ir Lietuvos čempionams. Esu Jurgita, VURT komandos vadovė, vadybininkė, koordinatorė, vandens atnešiotoja, vienu žodžiu viskas viename. Labai apgailestauju, tiksliau vyrai žiauriai gerai sulošė, paprasčiausiai pritrūko sėkmės, manyčiau. Fortuna buvo jų pusėj truputėlį. Tik sėkmės mums pritrūko, daugiau nieko, viską mes turim. Tai mes toliau kovosim ir kitais metais parodysim, kas čia numeris 1 Lietuvoje. Janas Jurgo, žvaigždė. Ir mūsų dar VURTų yra daugiau, čia mūsų yra 8 iš tikrųjų patys geriausi žaidėjai. Rokas, irgi superstar. Mūsų centras, Karolis. Vienu žodžiu, čia vien žvaigždės. Čia patys geriausi žaidėjai ir pati geriausia komanda, tik sėkmės truputėlį pritrūko, kažkur dar Pavelas yra. Ir va čia va, nesustabdoma žvaigždė, Karolis Raginis, jis meta tritaškius fantastiškai. Jo, Pavelai, ateik. Pavel. Televizija nelaukia. Esu Ovidijus Varanauskas, praėjusią sezoną pradėjau Legionieriaus duoną, žaidžiau Lenkijos aukščiausioje lygoje. Čia yra mano kolega Giedrius Marčiukaitis, jau kaip ir su krepšiniu šiek tiek jau po biškį ryšą, mėgėjiškai tik tai turi darbą. Vitalijus Lukša Vilniaus Perlo komandai atstovavo. Taip, Darius Tarvydas šiais metais tapo NKL čempionu iš Mažeikių klubo. Ir statybų 2 metus prieš tai visi žaidėm. Pas Gintautą Reginą, aišku, paminėjau. Linkėjimą Gintautą Reginą, tikėkime žiūrės šitą laidą. Komandos pavadinimas Štangistai. Gimė atsitiktinai, tiesiog visi 4 buvom štanginiai, dirbom fiziniam pasirengimui ir sukūrėm spontaniškai tokį pavadinimą. Anais metais FIBA Europe turnyruose visose žaidėm. Lietuvoje likom 2, Rygoje, Latvijoje likom 2, Estijoje likom 2, o Europos čempionate pralošėm 4-finalį. Tai va, tai taip ir buvo, taip ir gavosi. Tai ko reikia, kad laimėtumėt Maskvoje ir nuginkluotumėt visus varžovus, nes tikriausiai Rusijos komanda bus jūsų. Na ką, aš asmeniškai galvoju svarbiausia pasitikėjimas krepšinį. Jeigu savim tiki, pasitiki komandos draugais, užsivedęs, emocijos geros, viskas tada ir pergalės ateina. Svarbu pozityviam išlikti. Čia aš taip manau. Komandos draugai. Komanda? Taip, komanda. Pas mus yra komanda. Viens kitą pažįstam daugelį metų, tai žinot, tas manau, karma. Žinom, kiekvienas, ką turim daryti, tai ir darom. Palinkėkime Vilniaus štangistams kuo geriausio žaidimo Maskvoje. Pasaulio čempionate trijulė prieš trijulę į vieną krepšį, kuris vyks birželio pradžioje. O gegužę gimusiems linkime sveikatos, ištvermės ir pasisekimo. Vilniaus Lietuvos ryto žaidėjas Gediminas Orelikas savo 24 gimtadienį sutiko LKL pusfinalio 3 rungtynių dieną. Todėl jam tą vakarą plojo visa Siemens arena. Kaip ir antrose rungtynėse Lietuvos rytas Žalgiris Kaune. Čia gražiai buvo pagerbtas Lietuvoje gerai žinomas bendrojo fizinio parengimo treneris Aleksandras Kosauskas. Klubų generalinis direktorius Paulius Motejūnas buvusiam ilgamečiui komandos nariui Aleksandrui Kosauskui įteikė Žalgirio ordiną.
Tai ne vienintelis puikaus trenerių, bičiulių, žmogaus įvertinimas 2014 antrąją gegužės savaitę. Šalies nusipelniusiam treneriui buvo suteiktas Lietuvos sporto universiteto garbės daktaro vardas. Kadangi tik mūsų laida Krepšinių pasaulyje įamžino Aleksandro Kosausko pagerbimą, kuriuose dalyvavo ir būrys krepšininkų bei trenerių, kitoje laidoje apie tai papasakosime išsamiau. Gal Žalgiris padovanojo savo pergalę, kad patektų į superfinalą Aleksandrui Kosauskui, buvusiam komandos treneriui, o apie LKL pusfinalio 3 rungtynes Lietuvos Rytas Žalgiris šiandien mums papasakos Lietuvos sporto ir Lietuvos edukacijos universiteto docentas, krepšinio treneris Rūtenis Paulauskas. Reiktų padaryti tokią apibendrinančią išvadą bendrai apie visą čempionatą, kodėlgi Lietuvos Rytas ir Žalgiris taip anksti jau pusfinalį susitinka. Ir aš galvoju, kad tai vertinama įvairiai, bet mano galva tai nėra geras reiškinys. Aš laikau tai tam tikrų mažų kluptelėjimų bendrai viso Lietuvos krepšinio, todėl kad žvelgiant plačiaja prasme, nei Lietuvos Rytui, nei Žalgiriui nesisekė gerai Europos taurės varžybose ir mes jau bent galėjom pasimėgauti gerų finalų, pamatyti 7 rungtynės, bet dar viena blogybė, kad tiek Lietuvos Ryto, tiek Žalgirio rungtynių mums tikrai trūksta, bet aš galvoju, kad abidvi komandos pakeitė 3 trenerius ir taip žemai krist turbūt nei viena komanda nenori nei pusfinalį ir aš galvoju, kad tai pirmiausia atsilieps kažkuriam tai iš trenerių, o visgi pasižiūrėkim, kad abudu treneriai yra lietuviai ir vertinant paskutinius metus tai yra gan retas reiškinys. Todėl klausimas, ar tik tai neatsiras vėl naujų trenerių komandai. Na ir dar vienas dalykas, kad nei Ryte, nei Žalgiryje mes nematom jaunų, talentingų labai žaidėjų, kurie galėtų pretenduoti ateityje į komandos startinius penketus ir žaisti Lietuvos rinktiniai. Na dabar apie pirmasis rungtynės Siemens arenoje. Aš galvoju, kad abidvi komandos demonstravo gražų puolimą, bet, sakyčiau, tokia padrika gynyba ir turėjo jie savo gretose lyderius, ypatingai išsiskyrė Darius Songaila, kuris buvo tiek rezultatyvus, tiek ir buvo vienijantis komandą, lyderis, psichologinis žaidėjas, o Žalgirio komandoje manau, kad Robertas Jevtokas labai gerai startavo ir Paulius Jankūnas, bet mano galva Žalgiris turbūt pats išbarstė tą iniciatyvą ir persvarą ir pačioje rungtynių pabaigoje padarytos 3, sakyčiau, grubios klaidos, prarandant kamuolį, jiems kainavo tą pergalę. Grįžtant prie antrųjų rungtynių, aš galvoju, kad tokio susivienijusio Žalgirio senai neteko matyti, tokio kovingo, motyvuoto ir kuomet nesiseka vienam žaidėjui, jį keičia kitas, vienas kitą rėmė, ragino ir man atrodo, kad tose rungtynėse tikrai buvo malonu vadovauti tokiai komandai treneriams, todėl kad visi ėjo dėl komandos ir visi ėjo dėl klubo garbės. Ir aš galvoju, kad Žalgiris tikrai pelnytai nugalėjo, nes pirmiausia susitvarkė su pirmų rungtynių lyderiu Songaila, labai gerai išsprendė žaidėjų problemą, neleido greitai žaisti. Na ir galbūt tik tai kelios tokios atkarpos, kada pirmaudami dviženklių skirtumų vėl leisdavo šiek tiek sumažinti, pagrindė dėl prarastų kamuolių, bet užtikrintai laimėta kova dėl atšokusių kamuolių, aš galvoju, kad leido Žalgiriui kontroliuoti rungtynės nuo pradžių iki pabaigos. Su treneriu Rūteniu Paulausku apie pirmasis 2 pusfinalį rungtynės Žalgiris Lietuvos Rytas kalbėjome prieš prasidedant 3-osiom Siemens arenoje. Paanalizuokime, kuri komanda čia dabar turi geriau jaustis ir kuriai mažesnė atsakomybė. Pralaimėjimas šios dienos rungtynėse komanda bloškė kaip niekad žemai. Ir jeigu mes turėtumėm finalą 7 rungtynės ir net ir pralaimėjusi komanda, parodžius tikrai gerą
vertą, sakyčiau, dėmesio krepšinį, galėtų tikrai toliau kurti ateities planus. O aš įsivaizduoju, kaip bus gaila vienos komandos ir kaip bus tikrai nuostolinga stebėti finalą, kada viena komanda varžysis dėl pirmos vietos, o tikrai kita pajėgi komanda turės kovoti tik tai dėl bronzos. Ir aš galvoju, kad psichologinė įtampa didžiulė. Mes nepamatysim labai gražaus krepšinio, dažniausiai, kada įtemptos rungtynės, to nebūna. Aš labai nenorėčiau, kad viena komanda kažkuri tai psichologiškai sugriūtų, kad kažkas tai atitrūktų į priekį. Aš tikiuosi kovos nuo pat pradžios iki pabaigos. Ir aš galvoju, kad viską turėtų spręsti lyderiai ir žaidimas gynyboje, žaidimas naudojant tikrai kietą, grubų ir kartu komandinį gynybos modelį. Ir aš galvoju, tikrai gali lemti ir sėkmė, kas dažnai krepšinėje reikalinga. Pasibaigė 2 kėliniai, kaip ir tikėjomės, rungtynės labai įtemptos, nervingos. Nei vienai komandai nepavyko įgyti aiškios persvaros, tik tai pačioj pabaigoje mes matom patį didžiausią atotrūkį 5 taškus. Na, iš tikrųjų pasigendu šiek tiek kietesnės gynybos, kas turėtų be abejo būti šiose rungtynėse. Ir aš galvoju, kuri komanda tą pademonstruos greičiau, ta ir turės tam tikrą atotrūkį. Mano galva, šiandien didžiausia atsakomybė yra visgi komandų senbuviam lyderiam. Ir aš galvoju, kad Šarūnas Jasikevičius šiek tiek per mažai aikštelėje yra. Jo reiktų daugiau ir jo indėlis galėtų būti didesnis. Na, Lietuvos Ryto komandai. Aš galvoju, kad žaidėjai truputį galbūt geriau dalinasi kamuoliu, šiek tiek geriau jį žaidinėja, dėl to ir tų taškų turi daugiau. Bet kova visa dar tikrai prieš akis ir aš galvoju, kad labai daug ką lems trečiasis kėlinys ir tai, kas pasikeis po pertraukos. Lietuvos Rytas iš tikrųjų patyrė labai didžiulę netektį. Mes matėm, kad Renaldui yra sumuštas veidas ir aš galvoju, kad jeigu jisai tikrai negalės žaisti, tai bus labai didelis praradimas, nes būtent tokių žaidėjų užvedančių visą komandą sutelkiančių, kaip Seibutį šiandien labai reikia. Aš galvoju, kad po tokios įtemptos kovos, na tikrai sutiks turbūt ne vienas, kad tikrasis pajėgesnis varžovas arba komanda, kuri šiandien yra pajėgesnė, mes atsakymo neturim. Beje, Žalgiris tikrai laimėjo pelnytai, žaidė rungtynių pabaigą galbūt geriau, bet pralaimėta, galima sakyti, baudų metimų serijoje. Kažkas būtų panašaus kaip futbole, baudinių mušimas arba panašiai. Tai yra tikrai krepšinio loterija ir man aišku gaila, kad truputėlį galbūt nervai silpnesni buvo šiandien Lietuvos Ryto, bet man kartu gaila, kad talentingas treneris Dainius Adomaitis šiandien tikrai neiškovojo pergalės, bet tikrai džiaugiuosi dėl Gintaro Krapiko, kuris irgi yra treneris atidavęs nemažiau jėgų ir tikrai gali džiaugti šiandien laimėjimu. Stebėdamas iš šalies ir visiškai objektyviai vertindamas teisėjų darbą, nepalaikydamas nei vienos komandos, nei vienos pusės, galiu pasakyti, kad šiandien teisėjai puikiai susitvarkė su savo užduotim. Tikrai kontroliavo rungtynės ir jeigu traktavo kažkurios epizodus vienai komandai, jie tikrai traktavo ir kitai komandai. Na, galbūt pabaigoje apsidraudimui tam tikram buvo padalintos pražangos, kada buvo neaišku, pražanga ar ne, bet tai vienareikšmiškai suteikė vienodas sąlygas mesti Rytui ir Žalgiriui baudas. Todėl aš galiu šiandien įvertinti teisėjų darbą aukščiausių balų ir tikrai manau, kad neturėtų nei vieni, nei kiti skustis, kadangi ir vieni, ir kiti labai daug apeliavo ir apeliavo faktiškai dėl kiekvieno sprendimo. Todėl aš galvoju, kad šitai net šiek tiek iš dalies ir pakenkė, įnešė papildomo nervotumo, kurio galbūt nereikėjo. Mano galva, Renaldo praradimas buvo tikrai esminis dalykas ir Renaldas negalėjo grįžti į rikiuotę pilną jėgą. Mes matėm tikrai labai stipriai nukraujavusią akį. Šalia sėdėjom ir matėm iš tikrųjų, kad ir metimas iš po krepšio, ir baudų metimas. Ir tas turbūt atstumo jutimas buvo tikrai ne tas. Ir man tikrai atrodo, kad Renaldui esant aikštelėje būtų galbūt ir pati situacija šiek tiek kitokia. Jeigu mes atsuktumėm šiandien laiko
tą ratą atgal, aš galvoju, kad be abejo Rytas nesirinktų niekada varžovų savo, esant tokiai situacijai pusfinalyje žaisti su Žalgiriu, bet tai yra kova, tai yra teisinga kova. Rytas pasielgė taip, kaip turi elgtis kiekvienas sporte ir aš galvoju, kad jie laimėjo, o Žalgiris be abejo siekia pergalės, bet dėja ta pergalė įsprūdo ir aš galvoju, kad tik tai būdamas labai motyvuotas Žalgiris paskutinėse 2 rungtynėse parodė, kad yra iš tikrųjų pajėgus, stiprus ir vieningas kolektyvas. Rytui nebus didelės motyvacijos žaisti dėl 3 vietos, nors užbaigti jie be abejo norės gražiai. Na ir Žalgiriui, aš galvoju, bus nelengva 4 pergalių seriją siekti su, tarkim, ne Rytu. Ir aš galvoju, kad žiūrovai daug ką prarado vien dėl to, kad toks pusfinalis buvo ir nebus tokio įtempto ir 7 rungtynių ir ilgo finalo. Lietuvos Rytas ir Žalgiris baigė pusfinalio kovas ir nežino, su kuo jiems reikės toliau rungtyniauti, nes savo jėgas tarpusavyje išbandė Prienų TonyBet ir Klaipėdos Neptūnų krepšininkai, taip pat pusfinalyje. Gaila, kad Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio rungtynių, kai žaidė TonyBet ir Klaipėdos Neptūnas, iš Prienų netransliavo ne viena šalies televizija. O būtų visiems įdomu pažiūrėti, nes įtampa nuo pirmųjų iki paskutinių sekundžių. Pradžioje 8 taškų persvarą turėjo svečiai, o trečiajame kėlinyje šeimininkai pasiekė net 15 taškų skirtumą. Deja, Prienų komanda pralaimėjo. Likus žaisti 40 sekundžių po Artūrų Valėkos dėjimų TonyBet dar pirmavo 6,75-69. Tačiau Neptūnas nenuleido ranko. Nuo baudos linijos Martynas Mažeika sumažino skirtumą 4 taškų, o Valdas Vasilijus perėmęs kamuolį pridėjo dar 2. Liko 25 sekundės. Šeimininkai surengė greitą ataką 77-73. Tačiau klaipėdiškis Valdas Vasilijus atsakė 3 taškų. Skirtumas minimalus. Prieniškis Laimonas Kisielius nuo baudos linijos galėjo jį dar padidinti iki 3 taškų. Deja, nepataikė. O Neptūnas per 12 sekundžių Martyno Mažeikos dėka pelno 2 taškus. Prieniškiai per 4 sekundės jau net nesugebėjo atlikti atakos. Minimali Klaipėdos Neptūnų pergalė 78-77. Gegužės 18-ąją antrosios rungtynės Uostamiestyje. Dar susijaudinęs, dar širdis spurda. 3 kartą atvažiuoju į Prienus ir 3 kartą Neptūnas laimi. Šiandien buvom pralošę rungtynės, patys prisidirbom, o paskui, man atrodo, arba patikėjo Prienai, arba mes sugebėjom taip užspausti, ir Prienai pradėjo klysti. O sėkmė lydėjo mus, čia galima pripažinti lygių varžovų dvikovą. Klaipėdiečiai vėl laimėjo, dabar lieka 1 pergalė ir sidabras tikrai mūsų, o Prienų komandą labai myliu. Deja, sergau už Neptūną. Tas nelemtas galas tiesiog, kur reikėjo šaltos galvos ir galbūt kažkiek patyrimo pritruko mums. Neįtikėtina, patys matėt, kas atsitiko. Turiu lūžusi pėdos kauliuką ir jau 3 savaitės ir tai kažkiek gerėjau, pradėjau šitiek bėgioti, pradėjau mėtyti, bet vėlgi, būtų įėjimas, tai būtų toks į ugnį, tiesą pasakius. Bet arba. Na jo, bet sakau, nežinia, ar būsiu kažkiek, ar būčiau naudingas komandai. Žiūrėsim, tik tai pradėjau čia porą dienų dar tik tai judėti ir ar man jinai leis, ar neįsiskaudės vėl, tai sunku pasakyti. Reikia nusiraminti, emocijas nuraminti ir tada žiūrėsim, eisim rytoj, sportuosim, dirbsim toliau. Niekas dar neprarasta. Džiaugiamės pergalę, bet tai yra dar tik 1 rungtynės ir po 3 dienų turėsim mūšį savo arenoj. Prienai yra tikrai gera komanda ir nesvarbu, kad jie žaidžia ten 6 ar 7, jie žaidžia 5, kurie aikštelėje ir jie yra visi geri aukšto lygio krepšininkai, su jais yra sunku kovoti. Jie įvelia priešininkų komandas į jiem parankų krepšinį ir jeigu nerandi kelio iš to, yra su jais tikrai sunku žaisti. Tikrai dar ne visi taškai sudėti ant jį, dar reikia žaisti ir žaisti.
Tai va, koks nenuspėjimas 2014 pavasaris ir gamtoje, ir krepšinio aikštelėse. Viskas neprognozuojama. O gal ir gerai, kad nežinia, kas mūsų laukia rytoj, poryt ar po savaitės. Tiesa, mes žinome, jog sekmadienį 9:30 per BTV mes vėl susitiksime krepšinio pasaulyje. Iki pasimatymo. Viso geriausio.